Sveiki, čia dviračių šou peliukai. Mauzeris ir Surskis. Ar Surskis bei Mauzeris. Ir mumis remia ne kokio tai dildos alus tikrų vyrų. Aš buvau nuvėjęs pasitar dėl rėmimo į vieną Nieko nesakėjai. seksualingų šopų parduotuvę. Padla. Ten radau, taip juokingai paliko. Straponas, bet nestajakas. Čia labai retas. Toks, dalykas. gleibas. Senukas. Ir aš prisiminiau, kaip aš dalyvavau dviračių komandai už Pasvalį. Ir buvo Tour de Pasvalys. Ir žinai, dviratininkas, kai ilgai važiuoja, jis anksčiau ir vėliau pradeda myšti. Pradeda norėt myšti. Tas pats. Ir dviratininkai, kaip ir Tour de France, taigi jie išsikiša bivelį pro apačią, trusik arba pro viršų. Ir važiuodami tokį fontanėlį, vėjas toksai pučiant. Gerbėjai būna, kad surinka. Jo. Ir aš pasidariau, prakirpau tenai ir bivelį ištraukiau. Ir jis, aišku, nesusiaudinusi pozą, nes kur tu jaudinsies, kai tu sportuoji. Tau svarbu yra aukštumų. Medalis. Ir susėdau šitaip. Kai draugai, komandos ir priešininkai sakytų, blet, su bibeliu važiuoju. Sakau, ne, čia yra straponas, kurį aš pamiršau nusimti ten, nes turėjau svaiginantį seksą su drauge. Ir su to, sako, čia, blet, nebūna tokio strapono, kur būtų nestajakas. Sakau, ponios ir ponai, o čia ir yra toksai. Aš sakau, kodėl iš jo bėga tu, kai mesgi matom galinio vaizdo veidrodėlį. Sakau, kaip jūs matot, jeigu varžybose uždrausta dviratį turėti galinio vaizdo veidrodėlį. Sakau, mes atsisukam ir matom, kad tu šešioji. Sakau, tai ten pajungimas yra. Taipgi būna lėlės vaikam, mergaitėm. Kur šešioji kur mergaitė. paspaudai ir ašaras bėga. Arba gimdo irgi mergaitėm lėlė paspaudai, ten mažesnė lėlė išlė. Kaip matrioška. Aš tokia... O po to kaip matroška, tai tą mažą... Irgi paspaudai, jis dar mažesnį. Ir ten taip pridėlydas. Iki božgalį. Varlės. O božgalį paspaudai ikras išlėdė. Iš vis mažiukas ir jį visi pameta. Paskui, kai pardavinėja antrinį rinkui, tai visi tikrina, sako, kur ikras, o sako, jį visi pameta. Tai būna po to kišat man kažkokį kitą. Aš tai man iš visų sumižimais, aš prisimenu Samas Urbanovič iš grupės Bich. Taigi jis išmišdavo Lenino portretą ant sceną. Nieks nematė, jis tai pasakoja. Bet... Aš mačiau. Ar ne? Geltonas sniego Lenino portretas. Šie profilis. Samo darbas. Kur tik eini matai ant sniego Leninas. Kur ant sniego pamatai Salomėjos Nėries išmyšta. Tai žinok, čia mūsų lietuvių kalbos mokytojų Švyturienė pasidarbavo. Moteriai pritūpus išmyšti ant sniego. Taigi čia yra misija neįmanoma. Taip, nes vyras tai tą dailininko teptuką gali valdyti, gali daryti štrichus bei potipus. Šešėlius, Adama kaip jinai. Gal čia dar sunkiau. Damos, kokiu ten jos daro su šitai savo. Matei šitą Emanuilą? Kas yra? Ta buvo, kur keliaudavo ir pizdavosi. Filmą? Jo. Mačiau. Ta Nyderlandų kilmės Silvija. Kažkaip. Berlusconi. Kažkas tokio. Taigi, vienas filmas, kur kažkur tai, blet, Saigonė ar kažkokia čiurkutė tokia mergina, prasiskite ir iš tos negražu, kur sakyt, vietus rūkė su cigaru ir ištraukė ten dūmas. Tokie žydai. Nematai? Blet, kaip aš tą žiūrėdavau ant videko, blet. Kiek ten sustabdydavo pirmin atgal ir toj vietoj fotonomos punktą, toj vietoj tengi susimaigo, tai jos low-fi strings ir juodai baltą pasidaro. Suprato, kad ašgi dirbau nuomoj šito, kaip Tarantino. Ašgi, blėt, nuomoj prisižiūrėdavau filmų ir vesdavau Gatvės košmaras. Ir Rokis. Ir ten aš dėl to tapau režisorium. Policijos akademija. Tai, du. Tapau Tarantino. Ok. Myšti ant sniego, tai... Tai nešuns papas. Jo. Būna, taigi žmonės
Mes jau kalbėjom, kaip Kopenhagoje jaunimas, kur susioja specialiai išdažytos gatvės, kad atsitaškytų ant rūbų. Ir nustojo susiot, nieks dabar nemirš Danijai. Ai, nes po to ateini su tais rūbais ir matosi, mama sako, kur vėl skalpino. Sako, prie Rusalkos paminklo. Nu, tu buvęs ten? Buvęs. Sėdi, blėd, juoda buvo. Be galvų. Be galvų. Kartais uždeda galvai. Nesgi šitie arabai, taigi galvą pjauna. Aisis atvažiuoja. Ne, tai man atrodo kovotojai už planetos atšilimą. Už moterų teises. A, ne? Nu. Kur jie tą galvą deda? Įmeta tiesiog gabnenkę ar kažkur nešasi? Gabnenkę, ką tu su ją darysi? Nu, nežinau. Peleninę gal padaro, reikia skaičiuoti. Ne, bet paskui vas tą suras namie Rusalkos galvą, tai... Sakys, blėt, buvai Kopenhagoje? Kalėjimas. Iki gyvos galvos. Gyvos, o ne. Nupjautos galvos. A tu buvęs Bobų kalėjime, Panevėžyje? Bobų kalėjime? Ne, nebuvęs. Ne, koks ten? Aš ten buvau pasirodyti. Pasirodymas stand-upus. Blet, kaip ten, ką tu pasakai? Aš ir ten anekdotą apie šokoladinę statulą pasakoju. Ir apie Pietį Čepaivą. Jo rudoje dryžė lenktynės. Šitą irgi. Ir apie Amerikoną, Vokietį ir Rusą pasakoju. Ir suėdavo. Blet, kaip ten viskas suėdavo. A prieš pasirodymą pas kalėjimo viršininką buvo į kabinetą užėjęs. Sakau, ko čia nereikėtų sakyti, ko vengti. Sako, nu tai čia, kad ir pas vyrus, ožką nereikia sakyti, vištą nereikia sakyti. Tai mano pasirodymas prasidėjo sveikos, vištos ir ožkos. Visos jokios. A po to paveikslavimas po pasirodymo. Ašgi tos onlinerius skaldžiau 2 valandas, ten zaibalo visus. Nu, tai iš karto, tiesą sakant, zaibalo. Bet tai ten jam laiko jos turi. Ir po to, jau kokio turi, po to paveikslavomis. Tai aš atsistojau, jos mane apgūžė. Leido apsauga? Apsauga irgi paveikslavosi. Bobos irgi su uniformu. Prašėsi? Prašė, kad palėstų man. Sako, galiu ranką tavo kišenį. Sako, bet ten dildo nestajako. Pirkau iš šitų, kur mus rena. Sako, nieko tokio, man primins mano vieną nužudytą lavoną, kur vidin stajako nebelyko. Vyrą nužudė, sunkinančiom aplinkybėm. Vyras nedavė cizų. Paėmė pėlį virtuvinį. Ščiok, kaip šitas filme. Čiop, kaip Jeremy Ironso Bobo šitam kitam riešutėlį, trečiam, man atrodo. Trečiam, kur geriausias, kur šiukšlių mašinos aukso vežė. Ir Jeremy Ironso Bobo buvo tokia žiauriai, tokia gestapininkė. Tai jinai savo malonumui, tik čiok, kraujas ten. Atsimeni kartą žmogutį? Ne, sudarojęs, tokį kažkokį mačetį. Blet, kaip ten buvo, blet. Mūsų šaunuolis Briusas Willisas. Jis kaip toks maladės. Ir ten kitas aktorius buvo tas judukas. Judaodis. Ir jie būdavo komanda, jie dviese. Ir tokia tarp jų tokios įskarkos, jie viens kitą tokie antagonistai. Po to susidraugavo, aišku. Jie tai važiuoja, gaudo tos nenaudėlius, a nenaudėliai vokiečiai. Kaip visada. Kaip visada. Ir Jeremy Irons su tokiu vokišku akcentu, toks britiškai vokiškas. Labai gražiai kalbėjo. Kaip Arnas Rosinas, tik tai angliškai. Ir ten buvo liftės scena, atsimeni, kur Bruce Willis važiuoja į liftų ir jie apspytė šitą jau nenaudėlį vokiečiai. Ir jie tokia labai pavojinga. Jau matosi, durys užsidarė liftą, toj Bruce Willis bus chana. Prisižaidė, blėt, riešutėlės. Ir jis taip jos žiūri batai kareiviški, pažiūrė kitą, ten, blėt, suprato, kad čia tikrai negeri žmonės. Ir jis ten pradėjo kažkokią istoriją, pasako, tie klausa, kol liftas važiuoja. Ir jis pasakodamas kažkaip rankui pistoletas kišenį ir tas visus svečius iššaudė, kraujas guli negyvi vokiečių pakalikai. Jisai nugalėjo. Kietas riešutėlis. Tai grįžtant prie to strapono. Lenktynėse. Aš klausiau, kodėl pas jūs garbinama sekso reikmenų parduotuvė? Tokių dalykų, kas jos perka? Nu, tai sako, senutės dažniausiai. Senutės, nes joms primena jų jau kalnapilin išėjusi. Ir paskutinės sekso pasimėgavimai būdavo su jo, kur jau nestovėda. Bet tas straponas, jeigu yra, šitas šūdinas, stojakas, tai yra hardcore'as, jau negalima. O kabantis tai erotika.
Taip. Kaip ir Apolonovas, kur stovi, ta visa antika, ta visa. Tengi viskas buvo be rankos susiskom. Tai tengi vandalai, varvarai, tas rankas buvo pripučiama lėlė be rankų, bet susiskom. Tretikovo galerija? Ne, kad tai parduotuvį, kur tu buvai. Buvo, labai negražiai. Išpakoja pati, rankas neišsipučia, nes jų nėra. Jų nėra, be galvos, be rankų, be kur. Pas jos tokia yra net lėlė, juodaodė, be kojų, be rankų. Ir be tos negražios vadinasi, aš tokios negirdžiu. Izabelė. Žinai, kiek kainuoja? 283 eurų. Bet aš atsiimu PVM, ašgi PVM mokėtojas. Į sąnaudas. Daiktas reikalingas vystyti mano individualią veiklą. Taip. Pripučiamo vovas, tokių prisiperku ir aš mangi dovanojimus gyvenu. Ten kita tik tai sekso reikinų vardu, ne ta, kur visus kitus remia, kur komikus remia. Mūsų remia ne komikai. Paslaptis kokia. Taip. Bet ten, žinokit, irgi, ten, blet, ateini tą sekso reikinų parduotuvę, tave pasitinka nuoga boba. Su papai, su siskom. Ir sako, teikit, aš jums padarysiu nemokamą turą. Ir su jie vaikštai, ir nenori užsimanai, gerai pasidrošti. Ir jinai sako, aha, matau pas jūs jau draugužis, yra bau per birką. Ir tada iš visokių kampų, iš tokių portierų išlenda kitos, kitos nogas buvos, kurios siūlo prekes, trūsikai, jūsų mylimai, straponai. Aš sakau, žiūrėkit, man viską pakokit, tik sąskaitą fakūrą išrašyti, nes man reikalinga visit mano individualią veiklą. Aš turiu, blet, kiek aš tų straponų, blet, parodysiu tau, kai kurie yra dar tokie nenaudoti virginai, niekur nekišti, nei į balniką, nei į kitus orifisus. Blet, ant to sekso produkt. Ir ten ateina komikai kartais, irgi sako, galėtumėt mus irgi paremti, ten ta kita, kur kitus remia komikus. Tai čia jau banalu, ten tos jūsų pavadinimas nuvalgytas, ten tie nasikomi, kur pratės. Sako, galit jūs, o ta sekso reikinų produktuvė, žinai, kaip vadinasi? Čia rusų tinklas. Rusų. A rusai, žinai, kokie karšti yra. Jie mūsų draugai. Ir ta boba pardavėja, kur noga ateina, jinai gi rusė. Ir pusia toks pravoslavinis kryžiukas. Aš girdėjau, kad rusijos labai gerai šitą. O pysasi kaip Vilne, kaip Vilniukštis. Mano draugas man sakė, kad normalaus vyro gyvenime turi būti 3 žmonos. Pirma, antra, čia? Taip. Ir pirma turi būti Rusija, nes Taip. Antra žydė, nes vaikus augina. Atsakingai. A trečia lietuvė, nes gerai kapus prižiūri. Blet. Yra tiesiog. Jis labai gerai sekso parduotuvėj veikmenų buvo šitos, kur Marty parašė. Žemaitis. Pripučiame Žemaitis. Jinai veidas kaip ant vieno lyto, atsimė. A visa kita, tai irgi kaip originalas. Taigi įdomu, labai. Aš šalia nebuvo ritualinių paslaugų parduotuvė. Buvo. Kažkur žinai. Spėju. Nes ten dažnai ateina žmonės patiria infarktą nuo tokio pamato. Ir iš karto apsiperka dar ir kitas drabužių išsirenka. Smušančią širdutę, sako, aš dėl įsako, nes jaučiu, šį naktis bus paskutinta. A ritualinių paslaugų biznėje irgi yra labai tokių, ten dabar labai įsisiautėjo, įsisuko dirbtinis intelektas labai. Dabar labai madinga nupirkti, pavyzdžiui, kaip ten numiršta kažkoks tavo artimasis, tu neini ten išsirenki ten, kaip jį aprengti, ten paskui šitą karstelį ir tada pradeda siūlyti visokių gadgetų. Pavyzdžiui, yra toks, kad, kada tas yra šarvuojamas, tai ten yra toksai prietaisas, kad jis piškai sujuda kartais. Kad jis gazdintis svečius. Kad kai prieina giminės, kai saka senutės, saka, man atrodo sujudėjo, tu sakai, nesąmonė, negali būti. A tu laikai rankas, pultuką. Ir ten vėl kažkokia tai prieina pusės ir rauda. Ir tu pasimiškai ranka pajuda. Ir tu, gyvas, nesąmonė, vaidinasi. Tai ten tokių galima prisipirkti. Yra tokie, kur išspjauna, kaip harė. Lavonas, kur išspjauna? Jo. Net ten tu paspaudai epą ir jis užsikosi ir išspjauna harė. Kaip kartais nudantys išspjauna.
Vos, davai, čia. Būna tokie, kur Amerikoje tiesa, kur lavonas guli ir jam čia, blat, išlenda svetimi. Šitas. Alienas. Visi išsilaksto. Ne, tu ten jie visi matė tą filmą. Jokisi. Neprigąsdinsi Amerikono. Tai ką galvoji. Būna ritualinių paslaugų parduotuvė samdo Sigourney Weaver, kurie ateina apsirengusi per mažai strių. Dabar jau pigų. Dabar nebrangu. Vos gal su galu sudarė. Bet užsideda tos per mažus trūsikus. Leitenantas Ripley ir ateina ten su to kosminiu automatu, kur rodo, kiek liko kulipkų. Ir jinai ten vaikšto su to, blet, tarp svečių, kur nabaškai. Visi ploja. Geras padėtas buvo. Ne, jinai duoda visiems pasirašyti ant papo. Jo? Geras. Paskui reikia nusiplautas parašas, nes kitą dieną vėl į darbą. Sakys, tu jau buvai, mes matom ten pas šitą Milvokio kaiminystės senolis, jo šerifas atidavė dūbą. Atodus paskutinį. Woody Harrelsonas peršovė savo galvą. Kur šitas 3. Woody Harrelsonas buvo Vilniuje, aš atsimenu. Jo, tai kas tik nebuvo Vilniuje. Mes jį sutikom restorane. Gorbačiovas buvo Vilniuje. Ar tai? Su savo bobu. Raisa. Ne, tik Woody Harrelsoną buvom sutikę restorane. Jeremy Ironsas buvo Vilniuje. Mačiau. Ir Craigas buvo Vilniuje. Kas tik nebuvo, sakau, visi buvo. Okay. Lenonas nebuvo. Lenono nepavyko, nedagyveno. Nesulaukė mūsų nepriklausomybės. Jis ką čia atėjęs pamatytų? Nieko jis nelaukė. Ašarų pakalniai šitą. Kryžių kalną. Kai buvo Lietuvoje Michael Palinas, jis man sakė, jis buvo Kryžių kalne ir nuėjo į tualetą. Ir jis man net nusidribėjimus sako, ten pilna žmogaus ekskrementų tualetą. Tai ką, sakau, ko tu tikėjai? Ko tu galvoji, kad tenai šitą pliušinį žaisliuką sudėti, prikletintą McDonald'o kramtą, viskas. Kaip Lenkijos Orlino degalinė, kur sklepia viskas gražu ir tvarkinga. Kalbant apie degalinės, dar išgirsiu šitam, blėt, Circle K, gerulį reklamą, blėt, surasiu. Viskas, cancel culture. Surasiu, kas tai garsino, surasiu, kas užsakė, kas prašė tai Ibano tekstą. Gerulis. Užmūšiu visus, blėt. Ir cancelinsim Circle K. Blėt, paimsiu tokį prailgintuvo šlangą, prie pistoletų prijungsiu, pritęsiu šlangą, blėt, prie kasos, visus, blėt, iščiurkšiu. Ir, blėt, benziną. Ir, blėt, zažagal, Zipo. Išeidamas neatsisuksiu, kai sprogs. Mane? Ja. Aš žinai, kad... Perspėjau. Dar aš kažkokį konviktą, kuris buvo iki gyvos galvos, labai neseniai išteisino... kad Cizas negali uždegti. Kad Cizas neuždega benziną. Jis galėjo MIF boosteriai. MIF boosteriai, jo, nes jie tenai kažką parodė, kad kaip Cizas pabūstino tą MIFą. Pabūstino MIFą. Ir tada jo gyvenimą atėjo šventė. 20 metų, kad su viršum prasidėjo. Bet jis vis tiek nenaudelis, už Hujovo neįbražūdė. Vis tiek nenaudelis. Gerai, kad prasidėjo. Vis tiek būtent čia vėliau padegęs. Kad neįrodė, bet faktas, kad ten jaučiu dar kompensaciją išmokė. Tai milijonai ten. Prisipirks, blėt. Nusipirks reperių mašiną, kur, blėt, hidropneumatika priekis, kur šitos, blėt, kaip Fergi klipe, kur ta gražutė mergaitė, blėt, kaip pys. Dabar jau ne jauna, bet vis tiek gražutė. Žinai, kaip pas ją krauja kokia? Nežinau, jinai labai Šotlandų, taip Amerikų, ir truputį lietuvis. Ne, lietuvis ne. Čia Kėdis lietuvis. Kėdžio tėtė lietuvis. Galiūdė. Kėdžio didžiausi geriausi atsiminimai iš vaikystės, paauglystės. Kai jis nuvažiuodavo pas tėtę į Galiūdą ir su tėtė šniokšdavo gerainą, kokainą ir gerdavo. Labai lietuviškai. Tėtė gerdavo. Labai lietuviškai. Teisingai dvasių išauklėjo. Ir Pink yra iš lietuvių. Jinai yra iš Aškenazį. Nes močiutė čia gyveno, dar gyveno kurį laiką. Ir Borisą Johnsoną irgi. A, ne? Iš Aškenazį. Kažkas tokio. Bet čia visai nelabai lietuvis. Nelabai lietuviai. Tai Nausėda irgi lietuvaitis.
Pajuokavo, tai žinau. Ai, tiksliai. Bet žinau. Žinojau visur. Nausėda dabar toks biškai geresnis. Kažkodėl. Suprato, kad su kaimais nepakeliui, pamatė, kad kaimai už ruskius, karas prasidėjo, tai, blėdavo, žiūri, kad biškai nepaeis kortą. Tai reikia dabar apsivest normalių, blėd. Kur, blėd, jebalnikas, blėd. Kur, blėd, klaunas jebanas. Ten, blėd, ten šūrai mūrų su tais orluskyniais, blėd, čia, laisvės. Celofanas, blėd. Tu, blėd, po to žiūri, kad nepaeina, ko žiūri, kad ten, blėd, tie urodai išsilakstė nuo tų urodų, jau suprato net kroksiniai, kad, blėd, biški negerai kažkas nebuvo. Ir Nausėda, čia aš, blėd. Su kostiumu vaikšto, blėd. Blėd, Povas, blėd. Frankie Goes to Hollywood, blėd. Vagys, visi vagiai. Su prezidentūrai, blėt. Ką jis ten daro, tai prezidentūrai? Tai Muravjovo Kuriko viloj, blėt. Tu buvęs prezidentūrai? Aš buvęs, kai tam buvo kavinė menininkai pačioj. Tik tada. Geriai. Labai. Nesimini kaip geriai 93 kokie. Čia antri buvo. 93 buvo? Mes ten albumą pristatymą darėm. Pumpus? Labai ten buvo gerai. Tam, kur su tavimi rašom, tai to buvo pristatymas Bingo salone buvo. Ten jo Bingo salone. Kur manęs. Irgi nebėra ten dabar viešbutį pastatė. Navotelė, ne? Navotelė. Vietoj to, kad žmonėm Bingo būtų kur pažaisti. Bingo Amerikai tik senukai. Šitas gi pompa, tai releasas dabar, ne? Ant kalėdų. Ant vinilo. Vinilą pirks visokai ten, kur tada buvo jauni, dabar jau nebe jauni ir klausys ant vinilo. Ir jų vaikai. Ir jų vaikai. Jo. Tai va, ten sekso šaudmenų parduotuvė. Šaudmenų. Jo. Ten... Buvo ten sekso chimarsams. Aš prašiau, ašgi šalinu, kad mumis kas nors remtų. A tu iš kur šitą švarką tu galvoji? Aš iš čia paėmė. Čia gulėjo. Kaip čia atsirado? Nežinau. Iš sekso reikmenų parduotuvė. Okei. Aš galvoju iš ritualinių paslaugų. Ne. Nes yra užtruktukas ant nugarų, per visą nugarą užtruktukas. Kad lavoną lengviau aprengti. Taip, negi tu prašysi. Negi tu laikysi švarką, o kitas kiš rankas. Tai negi uždedi per priekį, o ten užtruktukas. Aš sukysiu lavonai lavonai. Aš ne. Blet, ten toks didukas buvo, kuris jau ten jis nebuvo jau, jis tik kad funkcija, kvėpavimas ir kraujukas biškai bėgio, bet jau lavondinas buvo pusiai. Tai aš miravau šitą pragalas, lavondinas. Aš miravau, ne, ten ne pragalas, lavondinas būtent, nedaina kraujas. Ir jis, ten jau unconscious. Vardas pavardė slaviški, nes ten dauguma buvo neproporcingai daug slavų tautybės žmonių nuo COVID-o. Jo, ir aš jam miravau šitą spaudimą, ten kažkokią temperatūrą ir po 2,5 valandos mane iškvietė tą skyrių, sako, padėkit. Tas tavo numerį. Padėkit, tas tavo numerį. Daryk ką nors. Ir mane stebi tos medikas, ar jis bijos lavoną ar ne? O aš, žinai, aš bijau lavoną, žinai, nejaugai. Bet tu sakai... Bet aš išgėriau, kai žinau, guminės pirštinės, sakai, ką daryt, nupraust? Jis sugrūdom ten nabagą varkšelį. Medikas man labai patiko, gražiai labai, žvakutį uždegė. Ten kasdien keliai iškeliavo. Tu matei, kad yra toks dalykas kaip antroji pagalba? Ne. Nematei? Ne. Yra pirmoji pagalba ir antroji pagalba. Ir antrosios pagalbos rinkinys, nematei? Ne. Ten yra tokia dėžutė. Ten daug ramina aš turiu. Ne, antroji pagalba, kada jau pirmą, jeigu bandėjai suteikti pirmą ir jau nepaėjo, tada ir antroji pagalba. Ir antrosios pagalbos rinkinys, ne, ten atidarai tokį begą, ten yra 2 žvakutės, rėmelis yra nuotraukai, lavonmaišis yra įdėtas, ir dar kažkas, kas ten, pirštinės, guminės, ir darai antrą pagalbos to rinkinį. Kodėl 2 žvakutės? Ant zipinį. Nes porinis skaičius visada kažkur porinis yra, arba dėl to. Yra jo, degtukai, man atrodo, žvakutės. Ar žvakutės morfino ar degančios? Nežinau, normalios, degančios. Bet tas aš tik galvoju rėmelis paveikslai, ką su juo daryti. Tai tu nufotkini selfie su lavonu.
Kaip? Kaip atprintinti. Tai yra kas padaro. Ten turi būti printeriukas mažas kažkoks. Tai būna dabar pirkti Facebook'e, pas mane jos. Tai ką tu, jeigu numirė kažkas bėgsi pirkti Facebook'e? Tu prieš tai turi būti nusipirkęs. Tai kodėl jis netam renginį? Logiškai. Tai prezimuoja gamintojas, kad žmogus... Arba apieškai čkrandino. Pasirandi. Vis tiek kažką randino, išlakstai, remelį, padėdį žvakas uždegi, tada užzipini lavonmaišį. Pirštinis prieš tai užsidedi ir kaukė. Dar prie lavono antros pagalbos būna veidrodis, kad pakvepuotų lavonas ir tu tikrai pamatytum, kad nerusuoja veidrodis. Jeigu rusuoja, tada tą reikinį padedi ir imi tą pirmosios pagalbos, kur defibrillatorius. Lavonas, palikit nervinį. Ir tada apreikius. Aš vos nesugadinau antros pagalbos rinkinį per tą. Faktiškai sugadinau. Kitas, jeigu numirs, tai ką man su juo daryti, taigi naudotojo. Tas atsiprašau. Nepadės atsiprašau. Dar įdomu, būna trečioji pagalba. Jau po to, kai visą tą padarai, kai užzipini. Tai kastuvas ir žemėlapis. Benzino bakelis. Ir granitinis toksai sunkus labai. Ir zipo. Kam zipo? Kad uždegt. Ką uždegt? Lavoną, darai trečią pagalbą. Blet, koks tu žiaurus. Ta prasme, taigi ir urnelė. Teisi. Urnelė buvo antrosios pagalbos rinkinį. Jo, ir jie buvo. Tada trečioji pagalba nereikalinga. Trečioji pagalba yra adresai su artimaisiais. Tu jiems skambini ir nutaisęs tokį liūdną balsą. Yra banko prisijungimo Kodukai. Neskambini visur pranešė, kad usopšas paliko jums daug. Ir kad pervestų tau. Jo. Iš Sberbanko, iš tenai. Iš Sberbanko. Iš Sberbanko. Kaip jis vadinasi dabar? Svedbanko. Aš jį vadinu Sberbanku. Man jis taip prigijo. Čia mano pirmasis bankas. Aš turėjau knygutę. Atsimė toks Hermis. Atprintindavo, kiek ten yra pinigų. Hermis bankas. Hermis tai Hermis tapo, po to Sberbanku tapo. Ne. Aš turėjau Hermio kortelę. Ne, Sberbankas tapo Svedbanku. Taip. Sberbankas tapo Svedbanku? O kas Hermis tapo? Vilniaus banku? Ko gero tai. Aš turėjau, aš taigi tais laikais su bagai buvom, ten 100 litų turėtų, jau gerai. Kai ten litų, rubliai dar. Litai. Ir ten, aš jau turbūt jau kaip biškai kiti laikai, 90 antrą pusę, kai ten uždirbdai, ką aš ten, jau 2000 litų turėtų, turtolį. Čia jau labai vėlai. Aš tai, mano pirmas darbas, tai buvo šitas, gamyklai, gal aš ir pasakau, buvo kiemsargis. Tu buvai kiemsargis gamyklai? Ne gamyklai, prie namo. Prie namo kiemsargis? Gavau 80 rublių akladą. Akladas. Į knygutį. Ir knygutė dirbo? Knygelė dirbo tavo? Jo, dar banko knygelė. Tu patikrink dabar, kiek tau priklauso pensijos. Kokie, 12, koks 128 eurai? Nežinau, ten jau konvertavosi viskas į šiuolaikinę bibienę. Aš vieną kartą ateinu į Vilniaus banką, man atrodo. Ir jis, aš kažkodėl nuo Vilniaus bankai buvo. Ir, mes gėrėm, kai Vilniai buvo kalėdinis laikotarpis. Selos buvo, ten tavęs tik kažkaip nebuvo, dovkė ten, Ir, buvo kažkaip pakyda bankai buvo. Ir buvo didžiulė eilė, nieks negalėjo pinigų išsimti. Man reikia nuštinai pinigų. Aš prieinu tokia sėdi boba, Aš sakau, man reikia. Jis sako, man jūs nepatinkat kažką. Jis sako, manęs perigaras eina. Davilė buvo. Ten atsimenu, nuo sienos toks fontanas, nuo sienos bėgo vanduo. Tai aš iškalkuliavau, kad antram aukšte dirbantis banko darbuotojai ten visi myža. Nes nebuvo tuliko. Jis turbūt buvo, bet jis ir buvo tuliko. Bobos ten... Visi buhalteris, pritupė ir nesibaigiančių torentų kryto. Mažytė Niagara. Nieko, aš pagalvoju, šito banko aš daugiau reikalų turėsiu ir daugiau neturiu jokių reikalų su Vilniaus banku. Nes su jo turi reikalų šitas. Atsiskaitydamas. Akilnoja štankas. Kas toks? Vidrūnas? Jis turi reikalų su Vilniaus banku? Jo, jis ten labai rantina. Ant Vilniaus banko? Ten kažkokie rublius ir Vilniaus bankas ir yra sėbas dabar. Taip, Jo, kad kažkokias rūpijas skaitėsi į litus, į eurus į rūpijas. Kur. Jis pasitiek žurnas, kiek ir Daugojovas. Tu Sebo arenai, taigi ten tenisą žaidžia mergos, tokios sėkmingos karjerą pasiekusios pusamžės vyrų bobos, su leškom laksto. Ir kas tada?
Tai galima eit pažiūrėti ir pakabinti. Nu, nemanau. Josgi ten tokios, kur vyrai, kad tik atsipistų tą bobaną jo. Jisai duoda kortelę, sebo, nupirka ten, blėt, kosminio šilko trusikus, tą suknelę ir raketę už 15 000 eurų. Ir hujarin. Sakai, eik hujarin, blėt, vaikus rytą nuveži, vakare pasiimi ir hujarin visą dieną tenisą, man nesinimajačinį pokim, nes aš turiu 5 meilužės. Ir sako, blėt, tu mane nemylė. Ne, nemyliu, seniai, blėt, tim kortelę užsičiabuoju. Buvo, sako, blėt, na, aš tą vis tiek mylėsiu iki gyvenimo galo. Tik neįsiskirkim, tik palik man tą kortelę. Aš toleruosiu tavo ėjimus į kairę, bet aš vis tiek būsiu tavo žmona ir mylėsiu tave iki gyvenimo galo. Ir eina lošti šitą, blėt, tenisą su kitom tokiom. Blėt, loši, blėt, savo pizdelėm laksto, blėt, žaist nemoka, blėt. Kuro. Sėda į džipą ir namo, pas vaikus, iš mokyklėlės. Į būrelį. Būrelis. Labinimo mokyklėlės. Jaunųjų grafiti dailininkų būrelis. Nuveža ten, blėt, prisibendravo su degradais, blėt, tą patys degradai pagimdė, degradai protėviai, degradai, blėt, 5 kalėnus į priekį, vieni degradai, na. Kuro, blėt, kur mes gyvenom, blėt. Bet tenisą, blėt, kaip piša kairės padavimas, blėt, mirtinas. Geriausias savo arenui, geriausias, blėt, Pašilaičių visos hebros pisa. Ten yra dar ir šitas greičio matoklis. Kur? Savo arenui? Kokio greičio? Nu, kamaliuko. O, blėt. Yra toks kaip mentroda, jeigu viršį greitį gali baudą, gal. Nu, ten rodo ant tablo, kokiu greičiu tu hujarinį tą šūdą, blėt. Ir ten yra tokie kortinai ir hujarinį žiūri greitį, blėt. Ten kosminių svaiginančių greičių skrėja kamaliukas. Abūna, kad teisėjas... Paskui mentas ateina, jeigu viršį greitį, jis surašo. Praeikit mašiną. Aš negaliu, aš sutrūsikais, aš visą prakaitotą. Tada sako, jo, tada duoda jam, kažką tai. Jis duoda jai papūst. Nusiveda į mašiną, nusimauna kelią, sako, papūsk. Tai papučia, tada jis atsisakino, sako, daugiau žiūrėk, daugiau nevirškit greičio, čia mūsiškių yra nemažai, mes jūs stebim. Sako, ne, daugiau tikrai ne. Ja. A buvo po to jau noriu tą mentą, kad jis vėl ją nubausto. Kai hujarinį ir nesigauna. 200 km. Nes jėgų nebėra. Jau neliko jėgų, nes, ne jaunėjamgi. Na. Tai tada būna, kad paprašo ką nors kito, kad daužtų. Bet tada mentas viską mato. Žinai, buvo perina prie kažkokio bachūro, žinai, sako, gali čia daužt, kad taip, kad viršit greitį, o čia tipaš, jo. Ir jis... Ir tada mentas ateina. Ir Bobas sako, aš čia vėl mentas ją patraukia, sako, pala, aš mačiau, ateini papūst. Ir tam bišio nusiveda pūst. Aš nenoriu pūst, aš netoks. Negrįžta bišas, po to jas laimingai su to mentu ir, socializuojasi. Mentas naparnikas su poniteilu, sako, eik nakui, čia mane užpisai, nepūsi man daugiau. Tada naparnikai mento neina pas tą mūsų dėdalagą tenisininką. Ir jos tada jau dviesi ten šūrį, mūrį. Aš nelabai supratau. Ta bobo, net tenisininkė bobo, tai mentai sako, ir tave paliko mentas. Sako, taip, iš kur žinai, nusakau, taigi mačiau. Tave visi paliko. Mentas sako, aš turiu raktus nuo kitos mentų mašinos. Volkswagen Caddy. Ten yra greičio matoklis. Ten greičio matoklis. Sako, nori pažaisti su greičio matoklis? Ne, tenisininkė pusamžė ir mentė, jaunutė, iš Radviliškio, kokia nors pripūtusi nedaug šitų mentų. Aš tik pradedančioji putėja. Pučiamieji yra toksai grupė šitame orkestre. Žinai, kaip tai pasivadino angliškai? Blowjobai. A, jo? Pučiamieji. Nu jo. Yra ritmo grupė. Taip. Blowjoberiai. Ir styginiai, stringai. Stringai. Tai visi, žinai, kaip rengiasi. Stringai. Iš kur, žinai. Nu, tai gerai. Jie, žinai, dėl ko? Orkestras, sėdi duobėj teatre. Nes jam gėda. Taip, nes jie visi stringai. Jeigu jie atsistotų, visi juoktus. Vien iššaus, kaip aš. Užsideda švarką, o ten... Tu taigi bekelnius. Bekelnius, kokiam čia karštą. Bletė, mentai. Kad tas jų pasaulis toks paslaptingas. Jie ten turi tų visų
Pipirinių dujų. Visokių labai daug devaisų ten turi. Antrankiai. Kaip statybininkai. Ir tai tik nedaug turi. Pastatybininkas ten prisuka kažką, o tas ką turi. Ir statybininkai vieni kažko vagia, lentai taigi negali voktis. Lentas negali vokti. Baig, lentas niekada nevoks. Nežinau, mano kaimynas buvo mentas, tai pasi labai daug naručnikų namie buvo. Nu tai... Ten visi dinginėdavo kasdieną pas draugus. Nes jis labai mokėjo gerai nuimti. Sveikinasi taip ir su kita ranka nusega nuo diržo naručnikus ir namuoti. Yra video, kur Facebook'e buvo amerikonė nenaudėlė, bet tokia gražutė, tokia Bonnie ir Clyde, tokia Clyde vienė. Ir jinai tokia, tokia, kur papus norėčiau, kad man jinai. Ir teismo posėdį. Jinai ten kaip įrodymą demonstruoja, kaip jinai nusiima antrankius, kurie įkišti į tokį stiklinį narvą, kad jo didenybę matytų ir prisikusėjai. Ir ten įdėta, ir ten mentai aplinkuje, ir visi jinai sėdi tokia ir sako, to išims. Ir kažkokiu būdu, kažkokia špilka, jinai vieną turi, ir ten kažką būrė, ir tuo metu taip darius, tokia gražutė, bet tokia nekadėjas, tokia ne viena narkotika suryjusi, ir daboklį įsidėjusi, ten po to visi bėdavojusi rekašiūtė, ten jaunius, Gedvinas jaunius, kad negalima daboklį įsidėti, jeigu narkotikų. Vis ir nėra, bet ten tas ilgai, kokias 4-5 minutus. Vis tiek neblogai. Ir prašau, nėra, bet visi teisėjas man tie nusimetė, leidžia vietoj pat iš teismo salės. Ji bus naudinga visuomeniai su tokiais skilsais. Antrankių korporacija ateina, sakė, mes tave priimam, direktorius pavaduotojai. Bandytų, antrankių gali. Kad sukurtume tokius, kurių neįmanoma atrakinti. Jis sako, ne šypsas, sakė, tokių nebūna. Kasperskio antrankiai. Kasperskio. Sukuria antrankius, kurios po to visi atrakina. Savaitės brotkas turėjome alkoholinių šalus. Nesakysiu kas, kol nesusimokėsi. Alaus virėjai, jūs girdote tautą. Jūs žmogus būna negeria ir paslysta. Ir prisigeria. Kas kaltas? Žmogus ar jūs? Jūs, blėt. Jūs išgamas. Jūs ten, jūs man paaiškinkit, kodėl, švyturys, acetoną atsiduotų. Tai visi lietuviškai neįmanomi gerai. Tu paėmė kokį ten, Heinekeną? Ne, Heinekenas nėra gerai. Ne? Ne, jisai toks biškai medinis. Bet acetono nesmirda. Nesmirda. Aš švyturys, pusė valgiau acetonas. Nemoka jie virti, ką jie nori, tegu sako, ką jie ten iš skandinavų. Ima technologijas, kas skandinavai Eluja. Tai vagia viską. Ne, viską perka, žaliavas iš čekų ir vis tiek nemoka virti. Vanduo, bet to kitas. Koks skirtumas koks vanduo, jis virsta lumpa. Čiūju, kad yra. Tai tada galim... Nežinau, arba pagreitina procesą. Vitelį pasipirkti, bet labai brangus būtų. Vitelis nėra geras vanduo. O kaip alus daromas? Aš galvoju, kad sueina daug vyrų kaimų ir priima. Bet prieš tai jie turi išgerti alus. Jo. Nes kitaip nesimižu. Gero, tikro lietuviško. Nelietuviško. Suvaro į bačiką, per mėnesį, ten rūksta. Bobus drupami. Po to filtruoja, arba hipsteriai nefiltruoja. Nefiltruoja. Su barzdom. Įmerkia barzdą, žalų bačką. Snukį viso, šviežias, ką tik, pervačias. Kažkieno išmyšti. Dar šiltas. Šiltas, kaip karvutės mižalai. Mes vaikystėje su draugu mano Vyčiu. Labai gražus vardas. Vytis, mes su jo nusipirkom limonado butelį, tokio naujo. Šaltuką, ne? Ne, kažkoks išėjo naujas ir jis buvo su raudonu kryželiu kažkodėl. Gal... Šveicarijos? Ne, šveicariškai baltas. Mes jį išgėrėm, kažkoks šūdas birzgalas kažkoks. Ir po to primyžom tą buteliuką ir atėjo tokie kiti draugai. Aš šokat per taurelę? Ne. Ir atėjo tie kiti, tokie nedraugai, bet pažįstami. Kiti vaikai. Ir mes sakom, norit paragauti naujo limonado. Vienas buvo debilas, sakė, nori. Visai yra debilas vienas. Bet kurioje kompanijai. Ir jis paragavo. Rimtai. Taip. Šliovė, sakė, neskanus. Neskanus?
kaip gali būti? Per dvi kaskadas praėjo. Nežinau, kuris dabar, gal kažkur Seime, ar... Taip, mažiausiai neatsimenu vardą, tai žinai, gal jo, kažkur, gal aukštą postą. Debilas, jeigu manęs tai ieško, galvoja, tas, kur man vaikystėje davė mižulų sigart. Sumaišytas. A, tu įsidavai dabar. Šitą iškirpsim. Gerai. Tęsam toliau. Aš vieną kartą degtinę nusipirkau. Vieną kartą? Vilniaus ar kokią tai... Ai, nu ir... Tai kažkokia tai, acetonas irgi. Tas pats, kas alų švytroje, tik daug stipriau. Jop, tu man, kaip jie gerdi šitą, šumruleką. Mes su Uiceka? Nu. Kai dar jis dirbo radijai, mes ten kažką darėm. Ai, mes klipus montuodavom Baltijos televizijai. Spaudos rūmuose, 17 aukšte. Nu, ir naktį kažkaip baigėsi gerlas. Ir nuėjom su Uiceka. Žiemos. Ir tu Lietuvos televizija būtų. Ėjom ten kažkur koraluose, prie garažo buvo kioskas, kuris supaust dirbti. Ir jis nedirbo. Tada kažkas buvo, neprisimenu, dar vienas asmuo, sako, čia netoli gyvena Raika. Tipo, visi žino, koraluose Raika. Jinai pirmam aukšte turi tokį bute alkoholį parduotuvį. Ir mes ten nuėjome, tas žmogus žinojo, kur. Nuėjome tokį 9 aukštį, naktį, žinai, šalta. O ten jau zuja tokie, ten visas rajonas tuščias naktį, bet prie Raikos būtų kažkas įeina, kažkas išeina. Apšiprinėtos tautybės žmonės. Apšiprinėtos tokie vyresnio amžiaus vyriškai, mes tokie jauni. O ten prieini, kaip ten buvo? Ai, ten buvo, kur būtų duris, tai grotas prieš tai. Skambini skambutį, duris atsidaro, grotos ne. Už grotų Raika išeina tokia, sako kariai. Noga? Nu ne, noga. Senė. Sakom, vieną butelį Magic Crystal ir kažko tai dar. Atneša, paima pinigus, mes išeinam iš ten, iš būtų, būte nusipirkti. Ir po to, po kokių 20 metų, likimas mane nubloškė į to paties namo kiemą. Aš prisiminiau tą kiemą. Tai ten, kur Raikos tada buvo taškas, ten dabar įstiklinti balkonai kažkokie kavinė padaryti, bet ten lygiai tas pats. Šitiek metų bute prekiauja alkoholį. Ir niekas nieko nepadaro. Jaučiu, kad ir dabar. Tu man priminai vieną mano nutikimą. Klaipėdoj, naujakas. Ir aš ten tūsinu. Tikrai netaip sakytum. Ir turėjau pernakvoti ten tokiam bute Klaipėdoj. Ir užėjo šyšas, išvažiavo naktį pasivėžinti. Su mašinėlė. Nereikėtų. Bet Klaipėdoj, taigi pokalbį durniai, ten nieko nesuprato. Ja. Ir pagalvoju, blet, negerai darau. Ir ją kažkur palikau kieme kažkur. Ir grįžau su taksi. Gerai darai. Kitą dieną, kur mano mašinėlė. Jop, tuoj mat. Išsikviečiu taksi ir liepiu ten važiuoti kažkur ten. Važiuok ten, kur mane vakar paėmė. Į Visinį, tik kitas buvo. Ieškau mašinėlės, ble. Čia tam kieme nėra kažkaip... Reikia paspaus šitą, jinai susipsės. Jinai labai toli buvo. Bet radau, nes Dievas susimylė. Dievas pradėjo šypsotis. Gal, blėt, jau čia toks bespridėlas, kad pokai padarysiu, kad rastų tą mašinėlę. Ir tam po kokių 6 kiemų jau taksistas nervuojasi. Tai ko čia rado? Nežinai, kur važiuoji. Ačiū labai. Ačiū, sėdu ten dar toks, kur nelabai galima sėsti. Užsividau, blėt, ir toliau. Festivalėje, blėt. Nu, laikai buvo. O dabar, žinai, pagautų, blėt, sakytų, blėt, visuomenės pasmerkimas, kur tu mašiną palikai, net nerandi mašinos. Išgama, blėt, gyvulys, blėt. A jeigu užmuštum kokį žmogų, ašgi svarbiausia, kad tai negirtas buvo. Tai aš, kad ne. Aš ant grybų buvo. Dar nebuvo grybų tais laikais. Amfetamino, kaip Gitleris. Akis, bum, tokios, blėt. Ar į te, kad prabūčiau, tai kur ten kavas su amfetamino. Bum, blėt. 16 ar 17 metų buvo. Randu. Ką tau? Nu, tu jau ką daryti? Jaunas labai. Nu. Ne. Kiek mašinų turėjai?
O, neskaičiavau. Neskaičiavau? Aš irgi ne. Aš galvoju, kad tai yra blogas ženklas. Nes ta, kur pagaliau suskaičiuosi mašiną, tai tau ir bus paskutinė. Turėsi iki grabo lentos su ją važinėti. Tiksliau, ją tau ant grabo lentos uždės su maitota. Vietoj paminklo. Atsimeni, kur sakei, kad ateities pavyzdžių kapinės, vien priusai išmušti ant akmens paminklinio. Ir vaikučiai, tai į kapinės sakytų, blėt, jūsų laikais tik debilų. Taip ir buvo, sakytų, taip, o kas tavo laikais geriau? Nieko negeriau. Na, tai šiais laikais jie ryfina. Šiais laikais, bet ateities vaikai, tai jaučiu bus tik tai šitie bepilotės mašinos, kur pačios atvažiuoja, kur gali... Ir bepilotės mašina... Nors bepilotė mašina vis tiek bus su panėt. Nu, pavyzdžiui, tu ant grybų išsikvieti mašiną, jinai tas nepriima. Google automobilis, arba Masko, baltas, sako, papūsk. A grybai tai nesmirna. Aš vieną kartą grybų pasivalgiau, kokius aš mačiau žmonės įdomius. A, ne? Tokius pabaisus, tokie. Velniai, raganas putkas rodė. Blet, kaip ir kikenau ir verkiau. Ten kiti irgi ant grybų. Sako, netrukdyk, aš matau gražų vaizdą, tu kikeni, blet. Šmošnikas, blet. Čia Varėnoj? Čia buvo... Grybų festivalį. Čia buvo čia studijai. 3 dienas grybus lėjau, blet. Nevalgęs, negėrė. Nu, gėriau alų. Alų su grybais. Derliaus šventė. Rudenėlis. Gerai. Bet kaip buvo gerai. Aš grybavau šiemet po labai didelės pertraukos. Tiesiog net perkeltinė. Tiesiog perkeltinė tai kasdieną, bet tiesiog labai neįdomu. Tai nebuvo ne vieno miškų pulko? Buvo labai daug, bet buvo labai neįdomu. Tu čia kada tai darėjai? Prieš mėnesį. Kur, ble? Miške. Kuriam? Nu, Kad prieš mėnesį nebuvo jokių grybų, net Sadauskas Romas ten buvo. Sakė, jau nebėra. Ne Lietuva. Grybų karalystė. Grybų karalystė. Bet buvo labai neįdomu. Bet ten nieks negrybavo. Buvo labai neaišku, ką veikti su jais. Nu, tai ką parduot? Padažą. Atsistot pakeliai su Volkswagen Subaru, sidabrinės spalvos 89 metų. Ir kažkur giliau atsisėst miške. Ir tik tai, kai kažkas sustoja tada. Ir užlenkt kainą didelį. Aš rinkau visą gyvenimą. Čia visi nori, kaišų nori. Dyką gausi. Visą gyvenimą rinkau. Negyvenimą, tai per valandą gali surinkti. Labai neįdomu. Aš tai grybus mėgstu. Man labiausiai žavi tai, kad valgyt, bet nerinkti. Voveraitės, tu žinai, kad tu jas tokias ir pašalini, kokias suvalgai. Ten nieko organizmas iš voveraičių nepasima, nieko jam nereikia. Bet jos skanu? Labai skanu. Nu, nebent kelti iš Turkų į Stokholmą. Ten nereikia. Ten nereikia valgyti voveraičių. Skaičiau, klausau. Bet pomodoro. O, ten reikia valgyti viską. Ta veršiena su bulvių košiu ir su grybų padažu. Taip. Labai skanu. Ja. A vat, pavyzdžiui, tų seksualinių reikmenų parduotuvai, kur mes buvo grybų? Buvo grybų, bet tai buvo, žinai, kokios formos? Žinai? Na, pagalvok. Atominės. Pulkaunykas kokios formos. Baravyko? Tokia užsirėta, su galvo gerą. Ką su jo daryti? Čiūpt. Jie iš marmelado. Marmelado. Aš pradėjau čiūpti. Aš baigit, aš neparduosiu to, kada. Teko susimokėti. Ne. Žmonės, tu žinai, kad žmonės kišosi savo įšangai visokius... Ne, tikrai nežinau, aš šitą... Tu žinai, kad tu gali... Aš sirgau tada, kai šitą dėstė mokyklą. Policijos akademija. Tu žinai, kad jeigu nuvažiuosi į šito vidaus šiknos skyrių, nežinau, Žalgirio gatvė, ten traumatologinis, ten galvos. Visokių, kur družba pjauna ir ten nusipjauna pusę galvos. Netyčia. Ten tokių rasi daug. Jeigu į universitetinę Lazdynų, tai ten, irgi liūdna. A vat kur veža tos, kur pasibovėdami įsikiša į išangį objektų ir negali ištraukti. Vat ten yra nelaimėliai, Jiems kaip gėda pasakyti. Vaikštai ten, kai įsikišęs ir ištraukti negali. Ką daryti? Sakai, netyčia atsisėdau. A visi joksis, sakys, visi taip sako. Nu ne, nemanau.
Mentai dabar yra apmokomi mūsų lietuvėlis, kad jie patys suteiktų pagalbą. Priimk gimdymą. Pasilenki, pakosi ir viską. Nu, taip, tai atrodo paprasta. A jeigu žmogus kosit nenori? Jeigu jis, pavyzdžiui, sveikas kaip duodi cizų. Duodi cizų. Parūkyti. Marihuaną duodi, ir šiknos, ten viską, ką susikišta buvo. Ir pliušinis miškutis, yra lemputė. Lemputė žmonės į burną kiša. Ir negali ištraukti. Taksistas, kur nuveža traumatologinį, jis po to pabando tą patį padaryti, nes netikė ir irgi negali ištraukti lemputės. Bet tom ir baigėsi jis. Nu, kam prasideda, kam baigėsi. Nes vieną kartą, negaliu pasakoti. Tai nepasakoti, paliekam šitą kitam kartą. Buvo toks porcelianinis mergaitė raudonkepuraitė ir vilkas. Taip. Molinis. Čia kad sekcijai pastatyti. Taip, iš ten pasisavinau. Ir galvoju, koks paskirtys jūsų. Rekreacinė, tebūne. Atlaužiu vilką nuo mergaitės ir mergaitė pirmą susigrūdau į išnugą. A jinai tokiai pozai, jinai vilkui va taip rodo. Ir ten ką? Kažką daro vilkui. Ir ten toj vietoj užstrigo. Ir nulūžo mergaitė kaip Venerą, kur vandalai sudaužė. Michelangelo Venerai. Kur ranka, bet su papais. Su putka. Ir liko vilka. Mergaitė jau prapuolė. A vilkas toksai, su dantim, toksai. Kur mergaitė? Kur mergaitė? Aš tau, kur mergaitė? Mergaitė. Įdomiausia, kad tas jos, kai man nereikėjo pagalbos. Taip. Aš jos pakosiau. Ir jie išlindo, vėl susilipdė toj porcelianiniai, toj keramikiniai. Padėjo apiploviau. Bet mergaitė jau buvo kitą rangą pakėlas. Taip, įdomu. Ko tik nevyksta, iščiose pas žmogų. Mistika. Totaliai. A buvom vieną kartą popiežius atvažinėjo Lietuvą, 92. Su papamobiliu. Visą kelią per Lenkiją hujarina su papamobiliu. Ne, abejoju. Stikliniai tokie huino. Tais blogais keliais. Kaip auksinė žuvelė. Privažiuoja prie to, kur susimokėt už kelius. Tas stiklas neperšauna. Net neatsidaro. Ta boba Lenkų sako, sumokėk. Jisai sako kažką, bet nesigirdi. O jos apmokytos. Jos turi ginklą. Jeigu tas nemokė, tai išsitraukia. Tas neperšaunas. Tas neperšaunas. Tai nežinau, ką daryti. A popiežius, jis negali keiktis, hujaiktis. Jisai rodo ženklais kažką. Popiežius, blėt. Tada jinai pakelia manualiniu būdu ir jis važiuoja toliau. Nemoka. Jinai pagaliau supranta, kokio paukščio čia būtų. Papamobilis, žinai, ant kieno bazės padarytas? Merso. Geliko. Geliko? Ant šito. Pastiprinto. Gelandbageno. Kur perka debilų. Ir ant jo bazės, žinai, ką dar daro? Tos traukinukus, kur turistus tampo. Ant jo bazės? Nes ten žema pavara, jisai lėtai gali važiuoti ir ten dahuja turistų. Žinai, turistai būna žirniai vagonai. Įsivaizduoti, kokie 4 vagonai ir vien žirniai iš kokio nors kruizinio laivo išlipa, tokie debilai, žinai, kur vaikščio tingi. Jis iškart stabdo tą traukinuką, susėda, kažkokius geria kokteilius. Ir po to liepia važiuoti garvežistų. Ir jeigu ten būtų kažkoks Mazdas variklis, ten nieko nebūtų. Ten gėlė. Garvežistų liepia važiuoti ten, kuriem reikia. Kuriem reikia, į Mėgamą rajoną, pas Raiką. Ten garvežistų nupjauna galvą, sėda garsiausias turistas už vairo ir hujarina atgal. Atbulinį, ta prasme, stumia vagonus. Cini tolkai. Šitam. Ja. Aš esu skraidęs barščio helikopteriu virš Be Together šito festivalio aikštės. Mėtė į kažkokias proklamacijos, kad pasiduotų. Kad pasiduotų visi. Kad pasipriešinimas siūlė pinigus. Nustokit grot. Stop the music and go home. Kai KLF-as Mėtugalnik iš barščio į helikopterį. A tuo metu grojo repą kažkokį atlikėją dar. Tai daug flyerių numetė. Ir reagavo žmonės į tą ne. Propagandą. Ne, galvoju, kad čia yra pasirodymo vinys. Buvo mano draugas. Ledus reikėjo mėtyti. Buvo toks mano draugas Ninoroma.
Nenoriu jo minėti, bet jis su tokiu švarku ir tokiu kepurė tokius vaikšto. Ir ten mes nuėjom Bitugėvė, kur pilis yra Klimkis. Taigi ten Belarusų borderis šalia. O ten visai borderis? Visai šalia. Ir prie jo yra kapinės. A ten palaidoti žmonės keistom pavardėm. Lenkiškom rašmenim. Ir tu įsivaizduoji, pas mus pase dar negali rašyti, ten jau ant paminklinių akmenų, savo tom DBLV pidarasai. Atsiprašau, tai gal nubaudžia mane Dievas. Ir vieno Usopšo vardas buvo, žinai, koks ant akmenus iškalt? Šikna. Negalima. Aš to sakau, C, Z, H, ten pasilinkai, kaip jie žmoniškai negali. Čia pavardė. Šikna, gal vardas, gal mergina. Ir tas mano draugas, jis buvo gerokai įkaušęs, įpysęs buvo. Ir mentai tokie du gaidžiai, ten sukiojasi. Čia mes prie mūsų Vilniai. Mūsų ravianas, čia mes žiūrim, kad kas nors nesinešiotų narkotikų išrangai. Tu liepsi pakosit, blėt, rakam ir pakosiai, blėt. Ir, blėt, papychala, blėt, iškosiasi man viso, blėt, savo narkotinių medžiagų kešą. Ir tas mano draugas, jis taip ant jų, mentai, blėt, ne. A mentai iš karto išgirdo, kad jos vadina. Ir jie taip iš karto prie, ir žiūri, a jis, mentai kažką. Ir jis sako, gal ponas nori šiandien dabuklį pernakot? Ir tas mano draugas, nenori. Teisingai, kas nori? Kas nori? Aš tai tik tai žinau, kad tam rajone su daboklė nėra gerai. Ja? Nes ten užimta ir ten jeigu kažkokį sugauna žveją brakonierių, kuris palagirtas pasato grįžta namo. Ir taip patys du mentai sustabdo, sako, tu Vitoldai vėl, jis ten duoda ją. Pas jos dažnai būna pavardė Gaidis. Nes jie tokie tipo lenkai, bet pavardė lietuvaitiška. Stanislav Gaidis. Sako, turi pasirinkimą arba bauda, ten, 50 litų arba 16 parų. Tu sak 16 parų, nes 50 litų jis neturi. Tada jam sako, dabar viskas yra užimta, nes ten labai mažai daboklį vietų. Ir sako, kovo mėnesį gali ateiti. Ai, sako, man bus šitas Velykos, Durniau, balandis. Man gimtadienis po to, sako, mes žinom, kada to gimtadienis. Sako, darželiai. Ir jie užrašo, kada ateit vėliau. Hui ten ateina. Nes Vladislavas Gaidis nupjauna savo sugirom galvas. Ir tada jis sodina ne į daboklę. O veža į Vilnių. Veža į šitą, rimčiau. Ir ten kiti zekai žiūri jūsų pagarbą. Jeigu jis nepasamdo gero advokato. Geras advokatas, ką jis padarys? Gal su galvu tai nėra gero. Vėgilė. Vėgilė geras advokatas? Blet. A mūsų gilai dar remia Vėgilė. Nežinojai? Nežinau kaip. Ai, ne, jis remia kitų devilų. Ašgi tau nesakai, aš susikontačinau su Janutinė. Kad mes su tavim... Svečius pasiašė. Pas Kęstutį, ne, mes eisim. Pas Kęstutį Kurakis, plataus akiračio. Ir jis mus kalbins, tas kriplys. Sėdėsim pasitam, kur ant žalio, kur hujovai išpjauta, kur su tu, blė... Yra tokia žuvis. Šūdus spalvos logotipu. Žuvis plaktukas. Aha. Kurakis, taip. Tai aš kūjinis ryklys. Kūjinis ryklys. Tai aš Aistai Stonytai visą komplimentą sakau, kad akis tai plačiai pastatytos kaip pas kūjinį ryklį. Labai gražiai buvo. Aš Nydoj mačiau tokią vėlą labai naudės. Tai šitą Lavozai, tai vo. Tai tu sakė, tu gali būti su reperio šito. Bet Vitalikas tegul užsideda jūsų rėmėjų Stajako, šitas mūsų seksualinio reikalų parduotuvės Stajakas, panašai? Mūsų gyvena. Bet ten tas Stajakas. Tai ten pavadinimas. Tai nebūtinai visos prekės yra Stajakai. Ten yra ir kabandis, ir apsimyžė, ir demolį, ir sulošinti. Ten, ta prasme, maskotas kažkoks, aš užsidėsiu. Būsiu kaip didelis biblijos. Ne. Mes kalbėsim rimtais temom. O aš praeidinėsiu pro šalį kaip... Nešiosiu dovanas, kaip Renata Mikailionytė nešiosiu. Pasvalinską Renatą, kur vaikščiu. Tai gražulėlė mūsų modeliukas. Tai Janutinė sako, žiūrėk, Alikas, aš žinau, kad tu rimtus vyras.
Bet tavo tas Vitalikas, Išdykėlis. Sako, jis padūkas yra. Tai žiūrėkit, būkit neišgėrę. Sako, nes Kęstutis labai girtų nemėgsta. Jis kaip būna šitam delfinariume, delfinai labai nemėgsta, kai dresuotojas būna išgėręs. Delfinai neklauso. A dresuotojas visada išgėręs. Aš visada išgėręs. O ką daryti, taigi Klaipėda? Nu, taigi šiaip, darbas su delfinais labai stresuotas. Kaip tu ateisi su tokiu žuvim jovanu, apsimes, kad tai mėgsta. Kažkaip, nasyti tą, užrėsta kamulį, sunasyti įveta, vaikai džiaugiasi debilai. O paskui kviečia iš salės paplaukit su valtelė. Tai būna, Tai būna, jo sako, tu dabar ateini. Ir tu ateini, sėdi į valtelę ir tave tie žindoliai tampo tą baseiną. Vieną kartą Bronius, mano pažįstamas Bronius, iš Radiošau. Taigi jis Klaipėdos... Atsigulė šalia delfinų. Atsigulė šalia delfinų. Ne, su peiliu jam per žabras. Čia labai žiaurus elgesys su gyvūnu. Į delfinariumą mėtė plytas, žaidė pasaulinį karą. Kad ten minas prieš submarinas. Tai delfinai liūdų. Nesuprado, jie nežino, kas yra karas. Jie nežino, kas yra karas. Nebent tie dresuoti delfinai, kur priplaukia ir susprogsta prieš laivą, su minom ant kupros. Jie moka leisti tą signalą. Sonarą. Delfinas turi, mokosi 5 metus delfinas, kur išleidžia. Sonaro mokyklai. Sonaro mokyklai. Tai klausy, pas Janutinę, mes sutarėm, kad Skriplys sėdės ir žaisim tokį žaidimą. Kuizą. Skriplys. Rodys kažką, mes turėsim atspėti. Jo, šaradą. Jis darys taip, arba tinukas. Teisingai. Arba neteisingai. O kai jis nieko nerodys, ir taip sėdės, jis kas čia sakys. Skriplys. Čia sunkiausia užduotys. A prizai kokia? Kelionė pas Janutinę į namus. Per nakvojimas pas Janutinę. Vienoj lovoj su Vasiliauskaite. Tu, blet, su Vasiliauskaite. Aš su Skripliu geriau. O su Janutinė niekas nemėga. Išskyrus ten kažkokį Janutą. Ir Janutinė sako, žiūrėkit, vaikinai, mesgi vieną laikom frontą, mesgi prieš žulikus, prieš Šaiką, prieš Valdžiukę, prieš Landsbergius. Aš sakau, taip, galvoju, pizdi žabą. Pamaladėjus, kurgi ne, blet. Blet. Ir jinai, kai kalba, blet, jinai tą paradavką nusipjovė ir pardavė. Žinai, kas pirko? Žinau. Kas? Aš. Ne, jokauju, ne, su Vasiliauskaite nupirko. Prisiaugino ant šiknos. Kad būtų oriau, kredibliau. Žinai, kai tu pizdiš, ką nors be Janutinės baradavkas, tai nieks netai. Tai va, ir Skriplys, pasigi su Janutinė ten yra tokie šurimūrai. Jisgi ten aiškiai įsimylėjęs. A Janutinė jo nemyli. Janutinė myli ką? Vasiliauskaitė. A Vasiliauskaitė myli ką? Vasiliauską. A Vasiliauskas ką myli? Skreplį. Čia ne trikampis. Čia, blet, keturkampis. A Janutinė ką myli? Landsbergį myli. Taigi sakai Vasiliauskaitė. Ja, teisingai. Tai, čia aš kalbu apie žmonės. Vasiliauskaitė buvo, yra ką iš žmonių ką myli. Landsbergį. Tu žinai, kiek Janutinė dizainino tą savo OP.TV logotipą su rūdo spalva? 2 metus. 22. Tik išėjo iš Tomkaus kalėjimo, nusprendė būti pati žurnalistė tyrimosios. Ir jau tada žinojo, kad bus internetas, bus, blet, Patreonas. Ir kalėjime ilgai kūrė tą, blet, logotipą. Paskui nuėjo pas šilkografą. Aš žinai, kodėl logotipai dominuoja ruda spalva? Nes šūdai. Taip, bet kodėl? Nes nebuvo kitų spalvų kalėjime. Nes jį kalėjime, taip, jinai kalėjime, jinai turėjo slėpti tą logotipo eskizą. Kur jinai slėpė? Šiknuoja. Teisingai. Nes ateina tikrinti ir neranda. Wordas ateina. Blet, žmogžudys. Rodom logotipus. Jo, visus vovas mes neturim. Aš žinau, viena čia tikrai turi. Jam tai sako, aš galiu ir pakosyti, ką tik noriu, aš tikrai nieko neiškosiu. Nagi moka kosydama neiškosyti. Taip, įsirbė atgal. Jo, ten tokie, blet, kaip būna žarnyno kirmelė, kur, blet, husilasi, kur snukisa, kur šikna.
Хуй žinau, prokurolą. Glodinas. Kaip žmogus, bet ne žmogus. Be ranko, be kojų. Skreplys gina šitą mokytoją Astrą. Ne? Nuo ko? Nu, Valdžiukės. Okay. Valdžiukė Astrą nori ekspropriuoti. Ir į kur? Apipysti. Ką? Į kur? Per visur. Tai Skreplys, aš konstituciją skaičiau. Ir neaišku, ar taip žiūri, ar taip žiūri. Ir sako, jūs čia šitą mokytoją, ji yra mokytoja, sako Skreplys. Ir mentai sako, labai atsiprašom, ponė Skriply, mes kaip disfunkciniai Lietuvos Respublikos law enforcementiai, mes tikrai respektinam jūsų autoritetą ir mes gėdingai pasitraukiam iš šono. Jūs darykit, ką norit. Mes čia, mums jau paėvat, čia vis tiek Armagedonas ateina, Rusija tai karą laimės, a jūs būsit sekanti Valdžiukė, gerbiamas Skriply ir jo sugyventinė Janutinė, nors jinai nėra jo sugyventinė. Jie visą laiką painė faktus. Taip. Nu. Ir tada Vasiliauskaitė sako, jūsų mentai, tačiau maštabas, žinai, kas maštabas su S raide yra, maštabas, kuris reiškia mastelis. Kodėl, blėt, maštabas, mačiau rašytas, blėt, jinai sako maštabas, ir tas, blėt, ir likinas, blėt, konservatorius, blėt, Skarolskis, irgi maštabas, blėt, kur. Na, blėt. Pas mane naktį pilve girdisi garsai. Bul. Taip. Žinai, kodėl? Prisirėjai. Taip. Huinios. Kažkur žinai. Ką? Kaip tu blėt? Pas mane irgi girdisi bul. Čia lygiai tas pats. Bet nakčiai valgyti sako, kad negalima. Jokių būdų. Kodėl? Nes tada girdisi bul. Tik dėl to ir gali pažadinti žmogų. Būna su Bovo jaunesi laižiaką, o pas Bovo bul. Ir tada ką sakai? Sakai, nu, blėt, prisiminiau vieną reikalą padaryti reikia. Svarbu nubėgti ten šitą story sukurti. Ir bėgi. Ir darai. Įsijungi kompą, ten naujausias OPTV video notifikuoti. Ir tu negali nieko padaryti, įsijungi ir žiūri. Ten sėdi Skreplys ir dar koks, blėt, devilas. Blėt, antivalstybinis. Ir tu žiūri? Žiūriu. Aš tai nežiūriu iš tikrųjų. Man nežinau, kodėl. Janutinė kartais daro tokius gyvus, kur gali rašyti komentarą. Žinai, kas dažnai rašo? Ne. Tu? Ne. Šitą. Tu iškart suprasi. Blet, tagi Bobo išprotėjusi, kaip jinai. Eurika Masytė. Aha. Blet, ten rašo, jinai ten žiūri tą huinę. Okay. Joptu. Gal sutampa laikas. Ne. Tada turi laisvą laiką. Aš padariau fake profilį Eurika Masytė. Negalim. Nu. Čia yra... Kas? Impersonacija. Tai kas, čia felonis jau koks nors? Čia felonis, grynas, čia impersonacija. Tave už tai Zuckerbergas gali 30 dienų kalėjimą. Tai kalėjimą. Tai negali. Tada turėsi mėnesį dalyvauti TikToko bei Alibabos. Kvalifikacinis. Atkrintamosios. Atkrintamosios, taip. Kol tave vėl įleisi į jo didinybę. Facebooką. Ten vėl pasifotkinsiu, įdėsiu nuotrauką, kaip Žydrūnas Galiūnas su krūtidelis išlenda. Ten iš tikrųjų bus mano straponas su Nestajaku. Facebookas. Taip, yra algoritmai, kurie neleidžia. Žinai, jie labai ščirai tikrina. Eterį, kad vaikai nematytų, sakė, šūdą. Bet žinai, jeigu, pavyzdžiui, kruopai pagrobtų Janutį, ne? Nu, ir kas iš to? Kam būtų? Ne, aš turiu negyvą Janutį. Nu. Ir tada jie tokia padarytų, Janutį neprengtų tokios jūreivės kostiumų. Ką prasme? Подводка с jūreivės kostiumu. Ir jai prie rankos su tokia antrankai prisabachintų čemodanėlį, kur neva ukropų puolimo kryptis yra secret, top secret. Kur Lukašenka žinojo. Jo, tik Lukašenka. Jo, gotovimas napadėnė. Su visam tam kryptim. Bet ant rusų, kad ant Bachmuto направленijos. Ir tada įkištų Janutinę į tokį šliupką ir ukropų подводkę, kuri vadinasi, žinai kaip? Mazepa.
Jinai priplauktų, kur nors nepastebima. Ir Vibrasą padaryti. Ir Vibrasą padaryti. Janutinė tuo metu pradėtų pūt nuo savo vidaus tų dujų, ten viską, žinai, tokia ir taip pūvanti. Ir išmestų ją pribojus, mėnesėna dangui. Gražu, naktis, žiema, žvarbu. A miške pasienėtis budrų. Taip. Ir pisasi vilkant. Siena, tarybinė mūsų. Taip. Ir Janutinė pribojus, pabiški. Peršautų tą valtelę. Tai ne lavoną, jos jau ne valtelė. Bet jie nežinotų, kad ant lavonas, galvotų, kad pabėgė. Tai tu palauk. Taigi Janutinė išsipūtusi, tokia išpurtusi, plaukia jos lavonas. Ai, be valtelė. Eks Janutinė. Valtelė seniai jau šliupkia į podvodkę mazepą ir ant dugno. Ir klauso personaro. Pau. Ir Janutinė bangos primeta prie kranto su čemodanėliu. Ir tada po krantą vaikšto rusų šitie. Orkai. Ir sako vienas, žiūrėk, blet, Janutinė, kitas sako, blet, negyva. Tas pirmas sako, bet jis su ukropų pavandenininko uniforma. Čia gali būti spastai. Kitas sakys, tikrai taip. Ir pirmas sako, na, ji iš tikrųjų, matyt, negyva, šypteli pirmasis. Ir žiūrėk, pas ją su antrankių dokumentų diplomatas. Antrasis sako, nagi čiupkim šitą šlikštinę. Ir pirmasis sakė, aš tikrai to nedarysiu. Aš esu Wagnerio grupės karys, kontraktininkas, o tu esi irgi Wagnerio grupės karys, bet tu esi duhas iš kalėjimo ir dar su geltligi ir AIDS. Tu pačiupsi šitą, blet, nes tu vis tiek greit numirsi, nuo Janutinės lavono, jeigu užsikrėsi kokį nors dar blogų dalykų, nu, togi tą pohui. Tas antrasis sako, teisybės tavo sakyta, vyresnysis Wagnerio grupės kontraktorių. Ir nueina Janutinė ant blet, šito kranto ten. Jinai tokia visai išpūtusi. Su žeberklu tokiu. Jinai išsprogt gali, žraninas visas, kiek jinai prikalbusi prie gyvenimo. Už rankos. Ir ištempė ją ant. Janutinai krabas įsikydus, žinai kur? Užsiškas. Krabas, jis durnas. Jis dvėsilę numinta. Mes buvom Grūzijai Počių mieste krabą pagavo, tokio dydžio krabą. Davė tiem dvėsilį? Kino? Ne, mes įmetėm į stiklinę, kaip tu alų geri ten vanduo buvo. Ir jis ten vaikščiodavo aplinkui. Dvėsilį, aišku. Nebuvo dvėsilį. Mes įradom prie delfino dvėsilį. Tangi Grūzijai, delfinai negi. Nu ir tada ištraukė tas antrasis, Zekas. Ir? Janutinė, kur tas žaisliukas ritualinių, ten pusė, eilinas išlenda iš trapapų. Ir tada pirmasis sako, Janutai lysk atgal, tai eilinas atgal. Ir pirmasis tada sako, galima aš ant jos pašokinėsiu, jinai tokia pripampusi, jinai kaip batutas bus. Aš batutų gyvenimą nematęs. Sako, pašokinėk, bet žiūrėk, kad nesproktų. Jis pašokinėja, sako, gal nereikėjo to daryti, nes nuo kiekvieno prišokimo Janutinė išeidavo dujos. Tokie grybai būna. Būna visko. Sporus paleidžia. Taip. Ir tada pirmasis sako, nu, užteks su šitą maitę, reikia pridoti, jinai aiškiai yra ukropų laivyno karininkas, jinai tam diplomatė turbūt yra šifruotė. Kada ukropai puls Bachmutą. Nuo Bachmuto. Nu ir jie nuneša Šelčerį. FSB. A Šelčeris sako, aš dabar, blet, neturiu laiko, pas mane lavonų 100, blet, aš turiu jos paskrost. Ir ten viską, aš, blet, man spiritą medicininį, kolom, blet, tai kad nahui norit patys skroskit. Sako, durniau, nereikia jo skrost. Reikia athujarinti tą, blet, diplomatą. Sako, nereikia jo athujarinti, nes tai bus nelegit. Neškit pas FSB su visų lavonu. Sako, su visą Janutinę? Taip, su visą Janutinę. Neškit pas FSB. Sako, bet, blet, sunku jinai išpampusi. Sako, ten viduj oras yra durnis. Ne, ten oras, ten dujos. Tai dar lengviau, sako. Tada pirmasis, kadangi Wagnerio, jis toks, nu, blet, važiuvanė, žinai, miške moka iš bet ko, jis prigalvojo dalyką. Paėmė zipą, padegė ir davė tam Zekui palaikyti prie Janutinės, tam pro kur Janutinė nebevalgo. Taip, ventilė. Ir užšoko, Janutinė išputė visi ir ten užsidegė tokį jarką plaminėm, iš kosmoso amerikonai matė, kad... Galvoja, kad kažkas ne vietoj parūkė. Nu, ir tokiu būdu buvusi Janutinė tokia tampa tokia mumija, tokia beveik kaip normalus žmogus. Nu, normalus lavonas. Ir tada jau jie neša tokia palengvėjo, nes dujos sunkios, buvo sunkesnės už orą. A, jo? Jo. A, okei.
Nuneša kitam felčeriui, kuris toks jau yra morpėchų felčeris. FSB. Jis tai, FSB, jo. Sako, jūs vyrai, aš jūs представленusiu nagradai. Aš duodu šifruotę šitam. Černomyrį, ne, kaip jis, čia... Главный командир. Ne. Šoigu, sako, Šoigu jums parašys, jums gausit atostogų. Zekas atgal į kalėjimą, savaitį pailsėti, o tu pas žmoną. Ir vaikučius. Okay. Ir tada FSB tą čimonaną atidaro. Ir ten ukrainietiškai parašyta, puolam nuo Bachmuto, tam tokią dieną rytoj. Ne, jie ne tokie durniai, Ukropė, jie protingi. Jie parašė, kad po savaitės. Okay. Nesiplanavo, paliko laiko, lavonas plauks kok parą. Jo, kad jie persigų. Nu ir tada persigų, bet sako, čia blėt ukrainietiškai. Bet, įdėjo nufotkino. Translate'ą. Nufotkino translate'as, šitas telefonas ženklus atpažino. Ir Google Translate, ten klaidos. Gramatinis. Nieko tokio. Jie, žodžiu, supranta, kad nuo Bachmuto bus tokia diena, tokia valandą. Ir ten susirinka visi rūskiai. Ukropė, taigi, polė kitą vietą. Puls. Kikena. Kaip tai matai. Polą. O kuria kryptim jie polė? Negaliu sakyti, nes šito nieks nežino. Čia vėliau sužinosi. Čia vėliau sužinosi. Varistovičius papasakos. Ždanovas. Tu labai paslaptinga. Nu, okei. Su šitu išsiaiškinom. Taip. Po to Skreplys laidoj. Gerbiami kovotojai prieš valdžiukę netekom Janutinės. Tačiau nenusiminkim, sakys Skreplys. Ir aišku, taip žiūrėsiu taip į kamerą. Žiūrėjau tas pjovimas, žalias chujovas, tas išplatus spalvos logotipas, o taip ne kažkur šitoj pusėje matau. Sakys, bet nebūna bėdos be gerumo. Dabar visus pinigėlius susirinksime aš ir Vasiliauskas. Tas Vladas, Valdas, iš patvarinių, tas, kur tyliai kalba ir toks gilę šaknį knysa, toks dalbujovas. Gal jis ne dalbujovas, gal jis greičiau kovotojas su sistema. Ir jie tada su šito Skripliu toliau varo jau dviese. Jie jau aptingo, ten kiekvieną dieną Janutinėgi buvo jos išdzesavosi. Kasdieną po 5 vibrusus daro. Dėl to YouTube pirmą vietą užima. Ir tada šitas Vasiliauskas šitam sako, Skrepliui sako, davai, kadangi mes netekom mūsų didvyrių mirusius iš Главнокомандующus, sako, davai mes pakeičiam spalvas ir einam dabar pas Tapiną. Ir Skriplys sako... Persiaunam. Jo. Batus. Skriplys sako, nemanau, kad čia gera idėja Vasiliauskai. Ir sako, gal mums reikia naujo vado. Ir aš matau vienintelį kandidatūrą mane. Ir tada ateina Vasiliauskaitė, sako, jūs čia kalbat apie vadą. Elito Rasborkas. Tu Vasiliauskai, tu patvarinis, tu Skriply, jūs abu, debilai. Aš dar prieš 5 metus ant jūsų, šikčiau nahui viešai. Bet dabar mes visoje komandai. Bet jūs vis tiek nereiškia, kad jūs esat lygiverčiai. Aš jūs, iki nahui būdu. Aš būsiu Janutinė nauja. Ir jie, žinai, ką sako? Gerai. Klausom jūsų dominatrikse. Gal dar galėtumėt mūsų straponų patratyti mane ir gerbiam pono Valdą. Dabar turiu susitikimą, bet vėliau... Sulago. Turiu sulago. Susipykti vėl, Susipykimą. Vėl turiu susipykti sulago. Turiu porą susipykimų šiandien. O po to gerai, supratau. Lago pas jos nepriima, nes jinai... Lagina. Ir jie bandė priimti, kad vienas iki, tai Lago smirdėjo prakaitų, žinai, ką? Ne. Todėl, kad nebuvo. Ok, normalu. Jinai ten kaitina tos visus metalus, jinai juveliorė. Ten prikaista priprakaitoja su vandenuku, tai nedraugauja. Ir vis laik, prakaitus smirda. Ok. Tu su kom norėtum labiau praleisti svaiginančiam aukštį skrydį oro balinu su Janutinė, Jaslavūnu ir Vasiliauskaitė? Labai. Nei su vienu, nei su antru, nei su trečiu. Tu neturi poliką. Ir tas nieks neskraidintų oro balinu. Jaučiu, kad ne. Tu ten apsiventum. Atsiekit, tu vėmė ir skrydžių buvo kamuoliukas į kamuolį susipynusios. Čia seniai buvo.
Nu, kada čia buvo? Dabar pas mane jau nėra, aš valgiau tas tabletės. Ai, nuo kirmeliukų. Nuo kirmeliukų. Ai, atsimenu, pas to matėsi, kur tu palikai dėžėjai. Tavo kažkosi buvo lavonėliai kirmeliukų. Savo. Bet labai yra geras būdas šitus žvejot. Jeigu turi šiknoj, kirmelių. Taip. Aš būdavau anksčiau, kad turėjau kirmelių. Aš, blet, nusimu kelnes iš valties, tokių, blet, kirmelių trydo, karpiai. Su žeberklu. Na, tai jo, žuvis numiršta nuo skrydžių. Ir tu jas tiesiog surinti. Namie damuši, paskui vonioji. Jo, su plaktuku. Plaktuku. Aš vieną kartą Bobą vienai padovanojau karpį gyvą. Ir? Jinai sako, kas tu, taigi dabar akvariumą nusipirkai. Ir sakydavo, kaip aš jį dabar užmušiu, čia kiek gyvas. Ir labai tokį įgūdusių judesiukų, mažų plaktukėlių, pakuštėm kažkur per Temišką. Žinojo kur. Aš iškart negyvas. A karpį užmušti, blėt, taigi ne Janutinė. Blėt, kiek žmonės karpį užmušė galvo, nupjau karpį vis tiek šokinės. A ten per Temišką. Pum. Nėra karpį. Nu, profė. Dar šitą. Ašgi buvau karpį irgi nusipirkęs su tokiu draugu, kur badulį vaidino. Įleidau vieną karpį į vonę. Šitą pasakoju. Kitas laukė savo dalios tuo metu. Pasakojus? Kur šauto įkišau pneumatinį. Gal net 2 kartus. Gaila, blėt. Reikia kažką kitą atkapstyti. Jeigu, pavyzdžiui, sukerkti lekstutį su skripliu. Net nesigautų. Furma, jeigu, pavyzdžiui, furmai nupjaut galvą. Ne. Jeigu nupjaut galvą jam, ir tai vis tiek judėtų dar kažką. Aš nežinau. Tu manęs klausi. Nupjauti gal, jeigu per Temišką duosi, taigi jau papuzna, jau jinai nesujungta šitais šviesolaidžiais su kūnu. Nežinau. Jeigu furmai per Temišką duosi su plaktukėliu. Aš nežinau. Virtuvės karalienės plaktukėliu. Tu manęs klausi. Įsidomu, tu gal nebūtų linkęs nusikalsti asmo? Aš ne. Toks pat tikrai ne. Linkęs nusikalsti. Aš nelinkęs nusikalsti asmo. Kalviečio radiocentrui, žinai, kaip vieną kartą. Radiocentrui buvo 2 kasetiniai magai, man atrodo, Mirončikas atnešė. Vienas buvo Akai, a kitas buvo Toskamo divizija mėgėjiška. Tykas. Ir jie buvo abu geri. Blet, šitas 3 galvutės, ten viskas. Šitas, blet, Dolby C, blet. Ir ten, žinai, eilė vaistrailas, kas įrašinės kompaktus į kasetės. 97 gal. Į Kalviečką kažkokiu nenorėjo rašyti. Ar tai Akajus jam buvo per prastas, ar tai Tykas, neatsimenu. Čia abu vienodai geri, blės. Tikrai Kalviečkos ausiai išgirs kokį nors skirtumą, kurio ten ir nebuvo. Ir aš sakau, kodėl tu su to rašas ton rašai? Kalviečkas sako, tas geriaus skamba. Žinai, tas geriausias, o gal jam geriau. Paaiškinu. Įdomu, kaip Furmanavičius Kalviečkis skamba. Gerai ar, blėt? Manau, kad gerai. Furmanavičius toks černiavas, tai jis kaip 4 tipo jos, blėt, metalas. Net ne chromo vadų, ar metalas, blėt. Mes dabar atrodo, nori mėgoti jau. Pisai laus ir mes baigiam mūsų, blėt, šitą pizdiorą.